Pirmiausia, norėčiau kreiptis į tos žmonės, kurie prisidėjo, kad šių metų 517 miesto gimtadienis būtų švenčiamas įdomiai. Kad kiekvienas žmogus jaustųsi reikalingas ir kiekvienas žmogus jaustųsi dalyvis. Ir aš dėkingas organizatoriams, visiems tiems, kurie padėjo ir patikėjo, kad taip gali įvykti, ir tai įvyko. Mes pajutom tokią bendrystę, kad visi esam šito miesto gyventojai, šito rajono gyventojai, ir mes, kada švenčiame gimtadienį, kiekvienas iš mūsų pasijuto reikalingas. Kiekvienas iš mūsų turėjo pasijusti ir pastebėtas, nes nuo inteligento, kuriam labai rūpi eilės, teatras, iki mažo vaiko, kuriam įdomu pažaisti ir suvalgyti ten sūrelį, kiekvienas turėjom savo erdvę. Ir maža to mes galėjom džiaugtis ne tik tai tose erdvėse, mes galėjome aplankyti ir kitas erdvės. O kaip linksminasi mūsų močiutės? O kaip linksminasi rokeriai? O kaip linksminasi kunigai? Mes galim nueiti mišias ir pamatyti, kad atvažiuoja pati aukščiausia valdžia, atvažiuoja vyskupas ir įspūdingai mes mišių metu susivienijame didelį ratą aplink Laisvės paminklą. Tai yra masė simbolių, masė ženklų, kurie rodo mūsų vienybę. Ir galų gale mes, kaip ir sakiau, tas visa išsiskirstė į tas visas erdves, mus suvienyje fejerverkai. Ir senas, ir mažas, ir jaunas, ir verslininkas, ir piktas, ir linksmas, visi susirenka. Ir čia kaip kažkokia iškrova, kažkoks taškas, kada buvo paskleistos kažkokios tai negeros idėjos, kad tuoj čia ateis druskinas ir nieko mieste nebebus, tuoj bus pilka pelkė, bus dykuma ir tuoj čia pradės užtvėję ir namai greičiausiai išgrius, visi žmonės išvažiuos. Pagaliau supratom, kad taip nėra. To neįvyko, nes tie žmonės, kur yra čia, jie skirti tam, kad kurti. Suprantu, kad žmonės turi labai daug įvairiausių įspūdžių, ir gražiausių, ir mažiau gražių, ir įvairiausių nuomonių. Bet niekas nenuginčys, kad šventė buvo labai didelė, kad jinai buvo įspūdinga, kad jinai apėmė daug veiklų, daug erdvių, labai daug dalyvių. Ir aš kaip šventės vadovas nepaprastai galiu padėkoti visiems dalyvavusiems. Šita šventė Rokiškiui yra ypatinga dovana tuo, kad prie jos įgyvendinimo prisidėjo nepaprastai daug įstaigų. Ir visi galėjo matyti, kokie nuostabus yra mūsų darželiai, kokios nuostabios yra visos mokyklos, ugdymo centrai, mūsų muziejus, biblioteka, įvairios bendruomenės, seniūnijos ir įvairios kitos organizacijos, Švento Mato bažnyčios bendruomenė. Ir būtų galima vardinti daug bendruomenių, kurių aš visų net nebeatsimenu, nes visi jie kūrė nuostabią, gražią, didelę šventę. Ir pats didžiausias ačiū. Mūsų darbuotojų dėkingumas už tai, kad mes galėjome visas šitas dienas būti kartu. Ir šita šventė įrodė vieną dalyką. Kai mes esame visi kartu, mes galime padaryti nepaprastai daug gražių dalykų. Ir mes kaip organizatoriai susilaukėm labai gražių įvertinimų ir rokiškėnų, kurie šiuo metu gyvena Vilniuje ar kitose Lietuvos miestuose, buvo atvykę iš užsienio, nes jiems patiko šventės formatas, šventės tam tikra kryptis, dvasinga kryptis ir ėjimas į Švento Mato atlaidus, į bendrą maldą, į pabuvimą kartu, kad tai buvo visai kitokia šventė, mes stengiamės
specialiai neduoti tokios programos, kuri sutrauktų iš sklepų ir iš visų pakampių tam tikrų žmonės, kad vis dėlto programa suteiktų galimybę pabūti visoms šeimoms, vaikams, suaugusiems kartu, gerai praleisti laiką. Ir manau, kad tai pakankamai sėkmingai įvyko. Šita šventė buvo kultūros centrui ypatinga dar ir tuo, kad prie jos įgyvendinimo prisidėjo labai daug naujų mūsų darbuotojų ir jiems tai buvo pirmas krikštas ir labai didelė pamoka. Ir manau, kad šitą pamoką jie sėkmingai išklausė, sėkmingai atliko namų darbus ir kažkur, jeigu ir nepasisekė, tai taps gražia pamoka ateities renginiams ir ateities veikloms. Taigi tiesiog ačiū visiems, kad mes esame tokie nuostabūs. Dėl Rokiškio miesto šventės norėčiau pasakyti tik tiek, kad šventė šiuo atveju šiais metais buvo organizatorių darbas pagrindė pavestas Rokiškio kultūros centrui. Jie rinko erdves, jie planavo atitinkamam amžiaus grupėm renginius. Vienu žodžiu dirbo kultūros centro kolektyvas. Ir aš manau, kad jie padarė bent pirmam sykiui viską pakankamai puikiai. Dėl erdvių buvo stengiamasi panaudoti jų kaip galima daugiau. Ir jeigu mes anksčiau turėdavom problemą, kad miesto centras, nepriklausomybės aikštė nebuvo panaudojama, teisinantis tam, kad nėra atitinkamų elektros pajėgumų, tai šiais metais jokių problemų nebuvo ir mes netgi nesikišėme tai, ką sprendė kultūros centras. Skyriui liko tik tai koordinavimas tų renginių, koordinavimas, kad visas tarnybos veiktų normaliai, ką mes ir padarėm, tai yra turėjom koordinacinius pasitarimus, o visa kita, aš manau, praėjo pakankamai sėkmingai. Ir tie dalykai, kas buvo išbandyta miesto dienų metu, aš manau, pasitarnaus ateičiai kitiem metam. Dar vienas įdomus momentas, jo galima būtų ir neminėti, bet šventė, aišku, truputėlį temdė kai kurie nelabai gražūs dalykai ir galima pasakyti, kad mums irgi žinomi faktai, kad kai kurie žmonės bandė organizuoti mūsų moksleivius ir pedagogus nedalyvauti toj didelėje eisenoj, kuri žygiavo per miestą. Labai gaila, kad jų tarpe kultūros žmonės, kai kurie kultūros žmonės, ir aš manau, kad tai jam garbės nedaro.